Trečias skyrius. Nuo paranormalaus prie antgamtiško. Psalmė. Atversiu burną prasmingais pavyzdžiais, atskleisiu senųjų amžių paslaptis. Grįžau į savo gimtąjį miestą, kartu su gydymu, kurio pagrindas buvo poilsis, turėjęs atstatyti mano fizinės jėgas, pradėjau vidinį gydymą. Skaičiau, tyrinėjau ir leidausi į apmąstymus, šitaip malšindamas tiesos troškulį. Labai jau daug buvo likę klausimų, į kuriuos studijuota teologija nesugebėjo atsakyti. Mano parapijos katechetai ir jaunimas nekartą rėmė mane prie sienos opiais klausimais apie anapusinį pasaulį, angelų egzistavimą, gyvenimą po mirties. Nors mano tikėjimas buvo tvirtas, atsakinėdamas išsisukinėdavau, nes neturėjau asmeninės patirties. Tyrinėdamas visada laikydavausi gana racionalaus požiūrio, bet net teologijos studijose įgijęs daugiau žinių, nebuvau patenkintas savo ligšiolinėmis tiesos paieškomis. Oficialiosios doktrinos siūlomi atsakymai paliko rimtų spragų, kurias privalėjau užpildyti. Kai tuos pačius klausimus užduodavau kitiems kunigams, jie atsakydavo, taip tau sako tikėjimas. Tai vienas iš beprasmiškiausių atsakymų, kokius man yra tekę girdėti, nes tikėjimo jėga yra tokia, kad jei tikiu, vadinasi jau išsprendžiau visas problemas ir jokių abejonių neliko. Tad ką man religija ir jos pompastika, jei aš jau pasiekiau galutinį tikėjimo tikslą? Kita vertus, jei religija yra ta priemonė, kuri turėtų padėti man atrasti tikėjimą, kodėl jos atsakymai remiasi tuo, ko aš kaip tik ir ieškau ir ką ji, kaip religija, privalėtų man pasiūlyti? Tikėjimas yra žodis, kurį reikia teisingai suprasti, nes juo galima pateisinti ir žudymą, karą ar prievartą. Gan greitai suvokiau, kad mūsų vakarietiška filosofija, taip pat ir mūsų laikų teologija turi rimtų spragų. Visi ezoteriniai aspektai kadaise buvo atmesti kaip niekingi ir netinkami būdai nagrinėti dvasinius dalykus. Ezoterika ir visas okultinis pasaulis prilyginami magijai, suprantant ją tik siaura juodosios magijos prasme, tad laikomi kažkuo smerktinu. Per daugybę tamsos metų ne tik fanatikai, bet ir rimti okultizmo tyrėjai būdavo apkaltinami burtininkavimu bei raganavimu ir gyvi sudeginami miestų aikštėse. Dar visai neseniai buvo bandoma beatodairiškai naikinti net prisiminimus apie tokią studijų sritį kaip parapsichologija, kuri vis labiau nusipelno būti įtraukta į mokslo šakų sąrašą ir turi labai mažai ką bendro su kerėtojų pasauliu. Biblijoje apstu paranormalių įvykių, lengvai priskiriamų stebuklams, kurių neįmanoma perprasti be tam tikrų parapsichologijos žinių. Gerai žinomas Nicos kačiukų ideoplastikos reiškinys primena panašų įvykį aprašomą Biblijoje. Ideoplastika reiškia minties įteigimą užhipnotizuotam arba paveiktam objektui. Gimus Nicos kačiukams, ant jų pilvelių buvo matomas skaičius 1921 metai. Šis skaičius buvo užrašytas ant maišo, prieš kurį įsmeigusi žvilgsnį ir tykodama pasislėpusios pelės, kelias valandas tupėjo besilaukianti katė. Pradžios knygoje smulkiai pasakojama, kaip Jokūbas išdėliojo dryžiais nuluptas lazdas vandens girdyklose, kad gyvuliai atėję atsigerti, poruodamiesi atsivestų dryžuotus, margus bei taškuotus jauniklius. Tai reiškinys neturintis nieko magiško ir jį galima paaiškinti vizualinės impresijos poveikiu, kuris atlieka lemiamą vaidmenį visuose gyvos būtybės gyvenimo aspektuose. Įsivaizduokite, kaip lengvai tokios impresijos paveikia gyvą būtybę, jei ji apdovanota protu.
Milžinų egzistavimas ir tikėjimas jais netrodys toks pasakiškas, jei rimtai pasidomėsime, kas parašyta Skaičių knygoje. Joje aprašoma šalis, kurioje gyvena didelio ūgio žmonės, milžinai, prieš kuriuos Mozės pasiųsti žvalgai atrodė kaip žiogai. Ką pasakytume apie Egipto burtininkų kerus, kurie Mozei lazdą pavertus gyvate sugebėjo padaryti tą patį? O ką turėtume manyti, kai Mozei pavertus Nilo vandenis krauju, burtininkai pakartojo jo stebuklą? Vienas iš tikrai keisčiausių Biblijoje aprašytų reiškinių yra Balamo asilė, kuri, citata, pamačiusi ant kelio stovintį angelą su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje, pasisuko iš kelio ir nuėjo į laukus, kol viešpats atvėrė asilės burną. Ir ji kreipėsi į Balamą, savo žiaurų, ją mušusi šeimininką. Evangelijose, kaip ir daugelyje Senojo testamento vietų, sapnams tenka svarbus vaidmuo numatant ateitį. Juozapas susapnavo keletą pranašingų sapnų, kurių prasme puikiai išsiaiškino ir kurie tiksliai išsipildė. Bet broliai iš jo svajotojo pasišaipė ir galiausiai pardavė keliaujančiam karavanui. Kitas Juozapas, Marijos, Dievo motinos sutuoktinis, taip pat rimtai vertino sapnus. Viename iš jų jam buvo liepta tapti manomu Mesijo tėvu. Kitas sapnas perspėjo jį, kad Erodas ieškas kūdikio ir norės jį nužudyti. Per sapną jam taip pat buvo pranešta, kad kūdikio priešai negyvi ir jis galės grįžti į Izraelį. Yra žinomas Piloto žmonos sapnas, kuri teisme pirmininkaujančiam savo vyrui pasiuntė žinią. Citata. Nieko nedaryk šiam teisėjam. Šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau. Tačiau labiausiai stebina ne pranašiškų sapnų dažnumas, bet tai, kad sapnai laikomi tiesa ir todėl priimant sprendimus pagarbiai atsižvelgiama į patarimus, perduotus tuo keistu bendravimo būdu. Visą tai randame Evangelijose. Bet mes kunigai savo pamoksluose niekada neakcentuojame tuos kasdieniškus įvykius supančio ezoterinio pasaulio svarbos. Nakties regėjimo pakako, kad pasikeistų Nazareto dailidės likimas ir jis jį priėmė, nors dėl to gyvenimas tapo labai sudėtingas. Tačiau tai nereiškia, kad žmonės slėgė senieji prietarai, priešingai, jie labai puikiai suvokė, koks vertingas anapusinio pasaulio įsikišimas, peržengiantis grubių pojūčių ribas iš paslaptingesnio lygmens, kuriame Dievas gali vykdyti savo išganimo planą. Senoji, dabar jau pamiršta kaimo bendruomenė, nors bendrais bruožais išmanė vertę to, kas tiesiogiai neapčiuopiama mūsų pojūčiais. Tais laikais pati religija pripažino būtinybę vaikyti tamsiasias jėgas, kurių įtaka nebuvo visiškai aiški ir dėl to buvo negalima jų laikyti nereikšmingomis. Senosios apeigos, praktiškai panaikintos Pauliaus VI laikais, apėmė nesuskaičiuojama daugybę aplinkybių, kuriuose žmonės, jausdamiesi bejėgiai įveikti iškilusius sunkumus, prašė Dievo pagalbos. Tais laikais būdavo galima sutikti gerąjį kaimo parapijos kunigą, po pažastimi nešantį į stulą suvyniotą šventąją knygą. Knygoje būdavo surašyti tam tikri palaiminimai, formulės, padedančios įveikti negandas. Joje buvo formulių skirtų apsaugoti nuo pelių, skėrių, vikšrų, kirmėlių ir kitų žalą darančių gyvių antplūdžio. Prieš keletą metų prie mano namų buvo nukirstas medis. Jis buvo milžiniškas, kaip 3 aukštų namas. Ir vienintelė bėda buvo ta, kad jame apsigyveno kažkokios kandys nepatikusios kaimynams. Žemdirbys prarado ryšį su gamta, jį pakeitė griaunančios technologijos. Šiandien žmonės nebeprašo kunigo pagalbos, norėdami atsikratyti skruzdžių,
Jie imasi daug praktiškesnių ir veiksmingesnių skruzdes naikinančių miltelių. Tame sename apeigyne buvo surašytos maldos ir procesijos, kai prašoma lietaus, giedros ar apsaugoti nuo krušos. Stebina tų maldų veiksmingumas ir rezultatai. Kai susirgdavo mano senelių ūkininkų karvė, ar pakvaišdavo paršavedė ir imdavo ryti savo ką tik atsivestus paršelius, jie kreipdavosi į parapijos kunigą ir šis atkakdavo atlikti ypatingų apeigų. Viskas susitvarkydavo savaime. Olmi filme Medinių klumpių medis kaip tik parodytas panašus jaudinantis epizodas. Nebevardinsiu maldų sąrašo, nes jis buvo labai ilgas, pritaikomas bene kiekvienam atvejui. Tačiau noriu pabrėžti reiškinio tikrumą. Nebandysiu gilintis į šių praktikų religinę vertę ir neketinu tvirtinti, kad anie laikai buvo geresni už mūsų. Tų laikų žmogus nesuvokė, kad bet kokiai problemai spręsti būtų pakakę jo paties turimos dieviškos galios. Tačiau tvirtas žmogaus tikėjimas, kad maldos neprasprūs pro gerojo Dievo akis ir kunigo meditacija išlaisvindavo visagalę dievišką energiją. Atsitiko taip, kad materialistinė filosofija, prieš kurią stojo bažnyčios vyrai, jau buvo prasiskverbusi į jų pačių širdis ir kai buvo atsisakyta senųjų apeigų, ne vienas teologas nebeišdryso ginti tos senovinės ir nebereikalinga tampančios garbinimo formos. Kunigai vis mažiau teikė palaiminimų ir sakramentalijų. Sakramentalijos neturi būti painiojamos su sakramentais, 7 krikščionių apeigų veiksmais, per kuriuos suteikiama Dievo malonė. Sakramentalijos yra visi pašventinti daiktai ir veiksmai, teikiantys antgamtinių malonių. Atrodė, kad šios apeigos skleidžia prietarus. Ant skaudamos vietos dedama palaiminta nosinė buvo laikoma pagonišku fetišu. Vis mažiau gimdančių moterų prašydavo postpartum palaiminimo, o lemiamą smūgį sudavė Pauliaus VI dekretai iš zakristijų išmesti kito popiežiaus Pauliaus V, koks sutapimas, apeigyną Rituale Romanum. Kaip kompensacija buvo išsaugotos de exorcizandis obsesis ad demonio formulės, bet tik ad usum delpine. Bažnyčios domėjimasis velnio gale niekada nebuvo nuslopęs. Prieš keletą metų kai kuriuose kaimo parapijose vis dar būdavo švenčiamos rogationės, kalbamos maldos ir rengiamos procesijos derliui palaiminti. Jos atitiko vediškasias aukojimo apeigas hinduizme vadinamas jadžnomis. Žinau keletą ūkininkų, kurie patvirtintų šių švenčių naudą laukams ir žmonėms. Bet tuose laukuose išdygo betoniniai pastatai, o paprotys išvinguriuoti pavasariu kvepiančiuose laukuose takelius buvo pamirštas. Per drąsu būtų teigti, kad dėl to kilo dabartinė ekologinė suirutė, bet viena aišku, tos apeigos derliui nekenkė. Žinau, kad esama Tibeto vienuolių, kurie tam tikro rago garsais gali valdyti meteorologinius reiškinius. Tikiuosi, kad nebuvo iš esmės pakeisti nurodymai, kaip atlikti jų religinės apeigas. Ir žmonijai labai naudingos garbinimo tradicijos bei žinios liko nesunaikintos. Biblijoje yra ir numerologijos žinių. Pavyzdžiui, daugybėje epizodų pasirodo skaičius 9. Hinduizmo teologijoje 9 gerbiamas kaip Dievo nekintamumą ir nepaperkamumą reiškiantis skaičius. Iš tikrųjų šio skaičiaus kartotinius sudarančių skaitmenų suma visada lygi 9. Pavyzdžiui, 27 vis dar yra 9, nes 2 plus 7 lygu 9. 36, 3 plus 6 lygu 9. Sudėję 7542
gausime 9 ir taip toliau. Biblijoje skaičius 9 turi svarbę reikšmę. Nuo 9 Izraelio genčių iki 9 valandos ryto, kai Jėzus buvo nukryžiuotas. 18 aukų, kurias užgriuvo Siloamo bokštas. Dievas nesunaikins Sodomos, jeigu ras nors 45 teisiuosius. 72 mokinius viešpats pasiuntė pamokslauti. 99 avys, kurias gerasis ganytojas palieka dėl vienos paklydusios. 144 000 genties išrinktųjų, 153 stebuklingai sugautos didelės žuvys. Būtų labai įdomu, jei parapsichologijos tyrinėtojai, analizuojantys paranormalius reiškinius, parengtų monografinę tokiems reiškiniams analogiškų Biblijos liudijimų studiją. Tikiu, kad vakarų teologijos mokslas turi rimtų spragų tuo klausimu. Parapsichologija tikrai yra svarbus žingsnis į subtilesnių fizinių lygmenų atradimą, palengva vedantis metafizikos link. Tokią studiją pradedantis tyrinėtojas privalėtų užtikrinti tyrimo moksliškumą ir rimtumą. Daugelis žmonių ėmėsi šių tyrimų pasidavė liguistam smalsumui pasibaigusiam pigiu spiritizmu, o kartais ir juodąja magija. Tokiu atveju parapsichologija, jeigu vis dar galima ją taip vadinti, tampa kliūtimi į dvasinį gyvenimą. Domėjimasi subtilesniu pasauliu, turint įvesti link to, kuris yra anapus net pačios subtiliausios materijos karalystės, gėdingai užgožia domėjimasis dvasiomis, kaukais, velniais, apsėdimais, burtais, kortomis, ateities spėjimu, kerais ir kitų rūšių raganystėmis. Užuot padaręs kokybinį šuolį iš materialaus pasaulio į dvasinį, žmogus skęsta savo paties proto sukurtų savokų ir reiškinių jūroje, pakliuvęs į ambiciją skatinančių spėlionių žabangas. Užuot sutramdęs nepasotinamą protą, tokį aktyvų fizinėme pasaulyje, žmogus jam dar labiau kenkia, brukdamas naują peną, kurio klastingas poveikis dar nėra iki galo žinomas. Panašu į žavėjimąsi gražių grybų, nežinant, ar jis nenuodingas. Daugybė žmonių šiais laikais skelbia okultinės teorijas ir teiginius, dėdamiesi išrinktaisiais, didingų apreiškimų patikėtiniais ar žinovais. Jie lošia savo kortomis ir permaišo jas pagal susikloščiusias aplinkybės, pasinaudodami subjektyvių kabutėse apreiškimų nenuginčiamumu ir tuo, ko negalima įrodyti. Teko sutikti žmonių, kurie pasirinkę dvasinio tobulėjimo kelią, taip įstrigo vienokiose ar kitokiose paieškose, kad net klausė švytuoklės, ar galima nusičiaudėti. Jų kalba prikimšta mistinių savokų, kurios neišmanėliams ir naivuoliams tikro žabangos. Dar blogiau, jie tiki, kad bendrauja su mirusiųjų sielomis, iš kurių jų gilių įsitikinimų gauna ne šio pasaulio pranešimus. Jie pamiršę, kad gyvajame pasaulyje vyksta pakankamai apreiškimų galinčių atverti 6 milijardų žmonių širdis. Dabar toks aiškus, man atrodo, Izaijo perspėjimas, citata, o dabar, kada žmonės jums sakys, kreipkitės į vėles ir būrėjus, kurie šnabžda ir dūsauja, argi neturėtų tauta klausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų mokymo ir liudijimo, be abejo, taip kalbantieji neregės aušros. Arba vėl, citata, aš tas, kuris nieku paverčia kerėtojų ženklus ir burtininkus padaro žiopliais. Aš tas, kuris išminčius priverčia viską pergalvoti, padaro jų žinojimą kvailą. Prisiminęs šiuos perspėjimus supratau, kad tie reiškiniai, aiškiagirdystė, telepatija ir ateities numatymas ne tik sukėlė didžiausią mano susidomėjimą, bet taip pat palengva atvėrė man materialios būties plotmę, apie kurią niekada nebuvau rimtai pagalvojęs.
Priešingai, nekartą net viešai išjuokiau patį faktą, kad kas nors imasi nagrinėti tokius iracionalius reiškinius. Pripažįstu savo kaltę, teisiau, ko neišmaniau, dariau tą pačią klaidą, kurią šiandien sielodamasis matau darant daugybę žmonių. Pradėjęs šiuos tyrinėjimus, įžengiau į pasaulį, kuris dar labiau atitolino mane nuo hipotezių, dažniausiai vadinamų racionaliomis, ir nuo tų žmonių, su kuriais bendravau iki tol ir kuriuos gerbiau, nes jie vadovavosi protu ir gerbė mane dėl tos pačios priežasties. Net ir šiandien parapsichologijai sunku suteikti mokslo statusą. Reiškinių yra tiek daug, kad sunku nustatyti, kuris iš jų paranormalus, o kuris ne. Oficialaus mokslo naudojamų metodų ir tyrimų neįmanoma pritaikyti, norint moksliškai įrodyti tokius nepaprastus reiškinius. Net tikroviškiausias pranašingas sapnas negali būti kabutėse patikrintas, nes paprastai jį susapnuoja tik vienas žmogus. Trumpai tariant, paranormalių reiškinių išvados nepriklauso nuo jutimų, o atliekant mokslinius eksperimentus jie yra privalomi. Nieko neapima protas, ko prieš tai nebuvo suvokę pojūčiai. Šventas Tomas. Net ir šiandien daug diskutuojama, kaip apibrėžti, kurie principai yra visiškai patikimi, nustatant, ar tyrimas yra mokslinis. Šito klausimo aš negvildensiu, nes jis nėra susijęs su šia knyga. Jį paminėjau, nes savo ieškojimų pradžioje turėjau apsispręsti, ar tyrimais galėčiau peržengti slenkstį, skiriantį mus nuo jutiminio pasaulio ir nebūti apkaltintas heterodoksija ar pamišimu. Tikrai žinoma, kad žmogaus pažinimą kaip tik ir riboja tie instrumentai, kuriais jis naudojasi įgydama žinias. Kol Galilėjus dar nebuvo sukonstravęs savo įrenginio teleskopo, kuriuo astronomas galėjo stebėti Veneros fazes ir nustatyti jos sukimąsi aplink Saulę, Žemė mokslininkų manymų buvo centrinė planeta, apie kurią sukosi Saulė. Ar moksliškas buvo šis įsitikinimas, kurį jų manymų patvirtino net biblinis apreiškimas? Visa, kas pavaldu mūsų pojūčiams, priklauso praeičiai. Neįtikėtina, bet tiesa, kad vasaros nakties dangaus skliaute yra daugybė jau užgesusių žvaigždžių, bet akis regi jų šviesą įveikusią šviesmečius, kol pasiekia mūsų akis. Ir kas patikėtų, kad vėlyvos vasaros vakarą už horizonto nostalgiškai grimstantis apvalus saulės diskas, beveik suplotas nuo sunkios dienos naštos, iš tikrųjų yra tik fantomas žvaigždės, kuri išties nusileido jau prieš 8 minutes. Jei būtų įmanoma pagaminti labai galingą teleskopą, leidžiantį tyrinėti gyvenimą kokioje nors planetoje, esančioje už 2000 šviesmečių, įsivaizduojamas stebėtojas matytų istorinius įvykius toje planetoje įvykusius prieš 2000 metų. O jei šis stebėtojas būtų už 2000 šviesmečių nuo Žemės, jis galėtų stebėti Jėzaus ar antikinės Romos laikų vaizdus. Skamba kaip mokslinė fantastika, bet jei reliatyvumo teorija neklysta, tai visai logiška. Viskas yra šviesa ir be šviesos pasaulis negalėtų projektuoti savo iliuzijos. Kur yra tiesa? Kur tikrasis mokslas? Kur jo neklaidingumas? Kaip gali mokslinė aksioma būti pastovi, jei ji remiasi visiškai nepastoviu ir nestabiliu kintančiu laiku? Žinoma, kai širdis aiškiai jaučia, kad sūnus pateks į motociklo avariją, bet tai tik nuojauta ir todėl neįrodoma, o kiti griežtai kritikuoja tavo niūrų pesimizmą, pradeda tikėti, kad nėra rimtos priežasties drausti jam išeiti iš namų. Tačiau kai tragedija įvyksta, jautiesi kaip Kasandra, kurios niekas nepaisė. Mokslui vienintelis pagrįstas perspėjimo įrodymas būtų buvusi neretušuota nuotrauka, padaryta dar prieš avarijai įvykstant.
išsiaiškinęs, kad viskas, kas moksliška, vis tiek yra reliatyvu, nes yra stebėjimo prietaisų, pranokstančių 5 pojūčius, mano protas pradėjo tikėti, jog yra tiesų nepasiekiamų įprastais pojūčiais. Mane kaip žaibas trenkė mintis, kad už pasaulio, kurį suvokiu ir jaučiu, yra kitas, daug mažesnio fizinio tankio ir todėl suvokiamas tik daug subtilesniais pojūčiais. Buvau tuo įsitikinęs, bet šito niekada nebūčiau galėjęs dėstyti universitete. Nekartą savęs klausiau, kaip subjektyvus įrodymas galėtų įgyti objektyvę vertę. Klausiau savęs, ar tam, kad reiškinys būtų paskelbtas kabutėse įprastu, pakanka daugumos, kuri jį patvirtintų. Ar labai nenormalu raudoną laikyti žaliu? Ar tikrai tai jutimo organo defektas, o gal bendruomenė taip nusprendė tik praktiniais sumetimais? Tai, ką skaičiau, jaudino dar labiau. Taip pat susipažinau su hipoteze apie gyvenimą po mirties. Bozano mane tikrai paguodė, nors jo darbų negalima laikyti moksliniais. Svarbiausia man buvo ne tai, kad jo raštuose išreikštai minčiai pritarė dauguma mąstytojų, jaučiau, jog rašoma tiesa. Kad ir kiek įtikinamų argumentų būčiau pateikęs kabutėse kojomis ant žemės stovinčiam savo pašnekovui, jis būtų mane sutriuškinęs. Ir vis dėlto žinojau, kad didžioji dalis mano perskaitytos informacijos yra tiesa, nors tikro įrodymo neturėjau. Niekas pasaulyje nebūtų galėjęs manęs įtikinti, kad yra priešingai. Balsas man sakęs, kad kaip tik taip ir yra, skambėjo iš vidaus, iš tos dimensijos, kurioje protą išstumia neklystanti intuicija. Man šis balsas ėmė skambėti griežtai moksliškai. Kai atradau tokią galimybę, kadaise protui nepriimtina, man atsivėrė nauji horizontai ir leido priartėti prie įvairių tiesos mokytojų, jau besirengiančių pasirodyti mano gyvenime.